Reikės rodyti šitaip ir sakyti aplinkui gražu. Liuks. Pabandykim sujungti pirmus du veiksmus. Šiaulių. Pasaka. Bet žinokit, niekas neįvyks, jeigu nebus trečio veiksmo. O trečias veiksmas pats labiausias. Abi rankos turės būti ištiestos į Kalėdų senelį ir žodžiai bus tokie. Kalėdų senelis atneš dovanų. Dabar sujunkime viską, tai ne taip jau ir paprasta. Tyliai primenu. Reikia žiūrėti eglutę, rodyti su viena ranka ir sakyti Šiaulių eglutė. Po to rodyti judesi aplinkui gražu ir po to pagrindinis rankos į senelį, Kalėdų senelis atneš dovanų. Bandom. Šiaulių eglutė. Aplinkui gražu. Kalėdų senelis atneš dovanų. Sveikinu Šiaulius. Ačiū, mielas gerbiamas merė. Jūs nepabėgit, merė, įžiebsime eglutę. Kur jūs pabėgot, merė? Aš netyčia. Atėjo pats brangiausias ir laukiamiausias momentas, tai yra eglutės įžiebimas. Ar jūs pasiruošę? Man reikės, kad jūs visi susikibtumėt rankomis. Apsikabintumėt savo artimą žmogų, galbūt savo mamą, galbūt tėtį, galbūt savo draugą. Ir skleistumėt šiltą ir gerą emociją. Mano rankose yra stebuklinga Kalėdų senelio lazda. Kaip aš 3 kartus suduosiu šią lazdą į žemę, įvyks stebuklas. Mielas merė, mieli šiauliečiai, mieli dalyviai, mieli miesto svečiai, ar jūs pasiruošę? Taigi, pradedam. 1, 2, 3. Padarome triukšmą! O dabar, mėly bičiuliai, mėly miesto svečiai, mėly šiauliečiai, džiugu, kad ši eglutė ir ši šventė įprasmina kalėdinį tikėjimą. Visą šią šventę pratęs nuostabus dainininkas, kurio tikriausiai labai laukiate. Ir jo koncertas aplodismentais pasitikime Rokas Jam. O aš, Kalėdų senelis, linkiu jums gražių, šiltų, nuoširdžių, šventų kalėdų ir ateinančių naujųjų metų. Iki kitų metų. Ata! Bye. Nu ką, iki kitų kartų.